25-oji tokia, tarkim, jau tokia kertinė jubiliejinė paroda, pavyko, didžiulė, dalyvauja 703 autoriai, 226 darbai. Ekspozicijoje, aišku, mes rodome mažiau, nes parinkom taip, kad daugiausiai vieno autoriaus 3, o kas mažiau atsiuntė, tai jau po mažiau darbų duodame ekspozicijai, rodome. Iš tikrųjų, ta paroda, tai parodai dar buvo prašyta tokia ir tema, kad būtų sukurta, tai Galauniai, Gerardui Bagdonavičiui, Vincui Kisarauskui, vienam iš tokių entuziastų Ekslibriso, kuriam šiemet 90 metų sueitų. Tai ir jiems šitiems dailininkams buvo padarytų Ekslibrisų ir kitiems žinoma. Daug Ekslibrisų kolegoms, institucijoms ir giminėms, netgi galima sakyti šeimos nariams, tokia plati skalė. Yra Ekslibrisų kūrėjų paroda. Kas dirba, tas ieško ir suranda tokių gražių perliukų, kada įsigilini apie žmogų. Ir jam norėdamas sukurti Ekslibrisą, tu turi daug apie jį žinoti, daug apie jį įsigilinti, kažkur tais atrasti, ką iš minimaliai paskui galėtum išreikšti jo tą nuotaiką. Tai šitas vat ir yra, kad bet kokia Ekslibrisų paroda, kur jinai yra, tai ji visą laiką paperka savo to grožio miniatiūrą, kuri, nu, menininkas, ar ten gali ir ne menininkas būti, bet išreikšti savi toj mažam formate apie kitą žmogų ir kartu parodyti save. Ekslibrisą kuriu nedažnai, iš tikrųjų tai yra trečias mano Ekslibrisas, būtent buvau pakviesta sukurti ir jį sukūriau savo tėčiui, kadangi jis irgi buvo sukūręs keletą Ekslibrisų. Ir tiesiog paskyriau savo tėčiui, Vyteniui Rimkui. Svarbu, nes visą laiką parodos yra svarbu, o čia Ekslibrisas būtent skirtas buvo žmonėm, kurie kūrė Ekslibrisus. Tai tiesiog kaip ir atminimas tų žmonių ir prisiminimas, kad ne vien tie patys žmonės, kurie kūrė, bet ir tuos paminime, kurie kūrė. Mano darbai yra kurti skiautinių techniką, tekstiliniai darbai. Niekada negalvojau, kad siūsiu, bet Lolita mane paskatino, nes aš su Lolita mes seniai draugaujam. Tai pirmiausia pasiuvau Lolitai su jos prijuoste garsiaja, o paskui ten kitas yra šitam knygos grafikos centrui. Jisai iš Bagdonavičiaus to Ekslibrio paėmė jo inicialus, kur jisai laimėjęs buvo prizą Los Andžele, man atrodo. Labai įdomu ir aš jums pasakysiu tiesiog, kai eini ir skaitai ir žiūri, tai visa istorija. Aš vien Lolitai dar esu pasiuvusi tokį didelį skiautinį iš jos atspaustų ant medžiagos. Tai vien ten, kiek ir Lolitos gyvenimas, ir Šiaulių istorija, ir Lietuvos istorija, ir pasaulio istorija. Labai įdomu žiūrėti. Na, dalyvavimas parodoje, tai, nu, tipo, kad neužmigti. Yra kažkoks toks sujudinimas, kad darbai savaime eina, taip, o šiek tiek skirti laiko parodai, na, kad pajudinti daugiau smegenis, nežinau, prisiminti kažką. Paskatino dalyvauti iš tikrųjų ekslibrisininkų, iš tikrųjų toksai kaip klubas mėgėjų. Nuo pat studentų pradžios aš esu kurianti ekslibrisus ir Janulis buvo tas mokytojas iš tikrųjų, kuris paskatino tai daryti. O šiandieną aš atstovauju
Čapauskui sukūriau ekslibrisą ir Lolitai, kurie iš tikrųjų buvo guru mano ir tiesiog siekiau tų eksperimentų, ieškau savo technikos ir mano tokia yra daugiau autentiška, unikali, reikalaujanti tokio meditacinio adatos ieškojimo ir galvoju, kad dar ieškosiu technikos. Aš galvoju, kad knygos pasaulis yra unikalus tiems, kurie yra kitokie žmonės ir tas ekslibrisas yra ta paskata dar daugiau paskaityti, atversti knygą ir tiesiog su ja draugauti. Darbelių skyrių menininkams, kurie mane įkvėpė, kurių darbai man atrodė labai, nežinau, gražus, kaip sakant. Ir vienas iš darbų buvo skirtas mano dailės mokytojai, kuri mane ir supažindino su tais ekslibrisais ir tiesiog norėjau jos kūrybą atvaizduoti tuose savo darbuose. Žinoma, ir šiaip ekslibrisas, skaitau, yra tokia gan senas reiškinys, kaip sakant, iš senovės išlikęs ir labai smagu, kad biblioteka jinai puoselėja šitą meną, jį palaiko, turi fondą, tai tas labai faina ir malonu.